Tai sveiki visi, esu Vita Džekčiuriūtė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Dirbu su tautosaka, bet pagrindinė mano tyrimų kryptis yra mitinė mąstysena, kurios ieškau tautosakos tekstuose, etnografinėje medžiagoje. Šiandien skaitysiu paskaitą apie vaikų bauginimus tradicinėje lietuvių kultūroje ir norėčiau pradėti nuo paskaitos struktūros. Iš pradžių pateiksiu įvadą. Paskaitą padalinau į 3 dalis ir pati didžiausia ir ilgiausia turbūt bus apie trumpuosius vaikų gąsdinimus. Po to pristatysiu veiksmintą bauginimą, aš tai vadinu gąsdinimus su vaidybiniais elementais ir galiausiai aptarsiu vaikų bauginimus per išplėtoto naratyvo tekstus. Na ir pabaigai paliksiu apibendrinimą. Paskaitoje remsiuosi medžiagą, kuri apima XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pirmąją pusę ir atspindi būtent to laikotarpio Lietuvos kaimo kultūrą. Dėl temai svarbios ir kontekstinės medžiagos dažnai šiaip remiuosi ir XX amžiaus antrojoje pusėje užrašytais tekstais, kurie kalba apie XIX amžiaus pabaigą arba XX amžiaus pradžią. Ir tyrimui pasitelkiu įvairią folklorinę, etnografinę medžiagą, apimančią vaikų auginimo praktikas, su vaiko baimėmis susijusią mitinę mąstyseną ir išreiškiančius tikėjimus bei kitus tautosakos tekstus. Ypatingą dėmesį daugiausia kreipiu į pateikimo aplinkybės, teksto pateikimo aplinkybės ir su tais tekstais susijusias folkloro praktikas. Taip, dabar pristatysiu terminus, kurie man yra aktualūs, tai mitinės baimės, mitinius raiškos pavidalus ir mitologinį aiškinimą turinčios baimės ir jos gali būti susijusios su realiomis grėsmėmis, bet niekada neatspindi vien jų ir vien jom neatsiriboja. Ir tai yra kompleksinis reiškinys apimantis ir vaikų psichofizinę bei socialinę raidą, mitinę mąstyseną ir emocijų raišką kultūroje. Tai apie terminus, kad man yra svarbus 2 terminai. Tai mitinės baimės, kurios turi mitinius raiškos pavidalus ir mitologinį aiškinimą. Ir tiesiog kartais jos remiasi ir realiomis grėsmėmis, bet niekada neapsiriboja vien jomis. Ir kitas terminas – folkloro praktikos, tai su folkloru susiję įvairūs veiksmai. Ir man šis terminas svarbus, nes kai kalbu apie tautosaką, daugiau dėmesio skiriu ne patiems tekstams, o tai, kas su jais daroma ir kaip su jais elgiamasi ir kokį poveikį jie turi. Ir šitą terminą skolinuosi iš amerikiečių antropologo, folkloristo Simono Braunerio darbų. Jis šią savoką pastaraisiais metais bando įdiegti folkloristikoje per savo formuojamą praktikos teoriją. Ir tai yra gana platus konceptas, apima tiek folkloro tekstus, tiek jų atlikimą, tiek ir tekstų ir jų atlikimo aplinkybės visas veiksmus, įtraukia ir materialiąją kultūrą, su jos objektais, ir žmogaus kūniškasias patirtis su emocijomis ir taip pat psichologinius bei socialinius folkloro poveikius. Taigi pereinu prie pirmosios paskaitos dalies, kuris skirta vaikų gąsdinimams. Tai yra trumpi vaikų baimiai sukelti skirti pasakymai, kuriais siekiama priimtino vaikų elgesio. Ir tai yra viena iš kasdienių folkloro praktikų XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pirmojoje pusėje. Ir su tam tikromis transformacijomis jie yra pasiekusi mūsų dienas, šiandien iš šiuolaikinius vaikų gąsdinimus nesigilinsiu. Na ir šie gąsdinimai buvo plačiai žinomi įvairiose Lietuvos vietovėse, na ir apskritai šis reiškinys yra gana universalus, žinomas visoms pasaulio kultūroms. Vaikų gąsdinimai atspindi suaugusių požiūrį į vaikus ir jų vietą bendruomenėje. Ir nors paprastai nuo pačių mažiausių dienų vaikus gąsdindavo tėvai, neretai šią auklėjamąją priemonę perimdavo ir mažesniuosius prižiūrintys vyresni vaikai. Ir vaikų gąsdinimai patys neabejotinai priklauso folkloro praktikoms, nes jų funkcionavimui visuomenėje yra svarbus ne tik pats tekstas, bet ir jo psichologinis, socialinis poveikis bei pateikimo aplinkybės. Na ir kalbėdama apie šią tautosakos rūšį, aptarsiu ją pateikdama vaikų gąsdinimo tipologiją, kurioje atsiskleidžia ir visas kontekstas.
Kadangi gąsdinimai labai priklauso nuo situacijos ir kintantis yra ir juos sunku kažkaip suskirstyti gal pagal vieną kriterijų ir čia pateiksiu 4 jų skirstimo būdus. Tai yra pagal formą, kaip gąsdinimai vaikams yra pateikiami, taip pat pagal subjektą, kuo jie yra gąsdinami, pagal erdvę, kaip gąsdinimus galima išdėstyti gyvenamoje aplinkoje ir pagal tikslą, ko siekiama tais gąsdinimais. Ir pagal pateikimo formą gąsdinimus galima skirstyti į 3 grupės ir išdėstyti pagal garsinį teksto išraiškingumą. Tai yra dainavimas, lopšinės, rimuoti posakiai, vadinami tildymai, maldymai ir nerimuotos frazės. Tai įprasti mums dažniausiai girdimi vaikų gąsdinimai. Dažniausia gąsdinimų pateikimas priklauso nuo vaiko amžiaus. Patiems mažiausiams yra dainuojama, jie tildomi ir maldomi. Dainuojamieji gąsdinimai yra netipiški gąsdinimai, o į lopšines įterpti grasinimai. Na ir jais siekiama vaiką užmigdyti, nuraminti, verkinti. Anot folklorą tyrusios psichologės Osorinos tradicinėms kultūroms yra būdinga, jog vaikams tekstai su tam tikromis prasminėmis orientacijomis pradedami diegti labai anksti ir vos gimus, likus dar daug laiko iki to, kai vaikas sugebės pritaikyti praktiškai tas orientacijas. Į lopšines, kurios dainuojamos nuo gimimo, įterpti tokie gąsdinimai ir yra tos orientacijos pradedamos diegti labai ankstyvame amžiuje. Lietuvoje žinomi 2 lopšinių tipai, kuriuose nemiegantis vaikas gąsdinamas. Ir tekste minimi vaikui grėsmę galintis kelti subjektai ir dažniausiai tas subjektas yra baubas. Ir čia matote 2 pavyzdžius su baubu. Tai pirmajame sakoma, kad jei užmigs vaikas, tai baubas jo neras, jeigu neužmigs, tai išsineš. Taip ir užmigęs vaikas gali būti ir apdovanojimas, taip įvardyjama lopšiniai, kad užmigsi duos pyragą, kad neužmigsi duos botagą. Nors tokios lopšinės būdavo skirtos patiems mažiausiams, veikiausiai jos nesukeldavo baimės, o dėl įprastai lopšinėms pasirinkamų ramių intonacijų vaikus ramindavo. Na ir taip pat reikėtų nepamiršti, kad tokias niūniuojamas lopšinės girdėdavo šeimoje gyvenantis ir vyresni vaikai. Jiems daugiau reikšmės galėjo turėti ne tiek ir teksto melodingumas, bet ir jame pateikiama informacija. Tildymai, maldymai, kurie priklauso vadinamiems situaciniams posakiams, nėra dainuojami, bet dažnai būna rimuoti ir grindžiami besikartojančiais priebalsiais ir balsiais. Kitaip tariant, atsiranda gramatiniai rimai, kai sutampa skirtingų leksinių vienetų priesagos arba galūnės ir tokie rimai vartojami kaip sužaisminimo priemonė tekste. Situaciniais posakiais siekiama nutildyti verkiančius ar triukšmaujančius vaikus. Na ir tokių posakių šiaip nėra labai daug, tačiau dėl savo skambesio jie lengvai įsimenami ir paveikus. Tai pavyzdžiui, vaikai tiša, skylė plyšo. Taip siekiama nutildyti triukšmautojus, arba liaukis atvažiuoja kaukis. Kas tas kaukis iš vis neaišku yra, bet toks įvardymas. Ša ateina žydas su kaša. Na ir pati gausiausia gąsdinimo grupė pagal jų pateikimo formą yra nerimuotos trumpos frazės, kurių struktūra yra ta pati veiksmo plano tikėjimams vadinamiems. Ir šios frazės skirtos didesniems vaikams, pastaruosius siekiant apsaugoti nuo pavojingų vietų arba formuoti socialiai priimtiną vaikų elgesį. Na ir paprastai šiuos trumpus posakius sudaro 2 dalis. Pirmojoje įvardyjamas draudimas, o antrojoje mitinė būtybė ir pasekmė, kuri gresia vaikui nesilaikant draudimo. Na ir čia matote tokius tipiškus pavyzdžius. Nežiūrėk šulnin, bamaumas intrauks. Neik į pirtį, pagaus raudondantis. Vaikai bėkit nuo skalbyklės, bada traukutis įtrauks. Pasitaiko ir trumpesnių gąsdinimų, kuriuose įvardyjamas tik draudimas ir su kokia mitinė būtybė vaikui gali tekti susidurti, tačiau nepasakoma, ką ta mitinė būtybė gali padaryti. Neraškyk, nerušėk, čia maumas sėdi, arba kūdikį neik baubas už durų. Ir atrodo, kad tokie trumpesni gąsdinimai veikia per bendruomenėse susiformavusi kultūrinį kontekstą. Matyt, vaikai iš kitų posakių ar pasakojimų tiesiog savaime suprasdavo, kad šita būtybė yra grėsminga ar kas jam gali nutikti su ja susidūrus. Ir gąsdinimų skirstimas pagal jų pateikimo formas iš dalies yra funkcinis, nes jais priklausomai nuo vaiko amžiaus
siekiama skirtingo rezultato. Lopšinėmis vaikai migdomi, tildymais, maldymais raminami, kad netriukšmautų, ir tiesiog gąsdinimai siekiama įvairaus elgesio, tinkamo, ir kuo vaikas mažesnis, tuo įvairesnė yra vartojama garsinė raiška. Antrasis gąsdinimų skirstimo kriterijus – tai gąsdinimai pagal subjektą, kuo yra vaikai gąsdinami. Ir būtent gąsdinimo subjekto kriterijumi remiasi visi vaikų gąsdinimus tyrinėję mokslininkai. Paprastai minimos 3 grupės. Tai yra realiai egzistuojantis nepaprastų savybių turinti žmonės, taip pat mitologizuoti gyvūnai, ir išgalvotos tai yra mitinės būtybės. Ir šios skirstimo pagrindų pasirinko poziciją savą svetimą, tačiau į šią poziciją nepatenka tam tikra išskirtinė gąsdinimų grupė, tai yra posakiai, kuriuose yra neįvardijamas gąsdinimo subjektas ir vaikui grėsmė įvardyjama dėl visai kitų priežasčių. Tai yra įvardyjama kaip fizinė destrukcija. Ir tokius gąsdinimus vadinu besubjekčiais gąsdinimais, tai juos aptarsiu šiek tiek plačiau. Juose galima pastebėti savotišką kūno funkcijų mitologizavimą, nes vaikams įvardyjama tokia fizinės destrukcijos grėsmė, kokios nėra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nešauk krūra sprogs, arba nerėk, nes snukis apžels, nerėk, tai bašikžarniai išlys, nevalgyk daug, pilvas kaklą nutrauks, ir nevalgyk medaus, subinę pradauš. Čia toks juokaujantis. Tai tokie gąsdinimai suaugusiųjų dažnai yra pateikiami kaip pajuokavimai vaikui, tačiau vaikų gali būti suvokiami tiesiogiai kaip grėsmė. Ir apie tokį pažodinę perkeltinę prasme, kai suaugę pateikia vaikams vieną informaciją, bet vaikai supranta visiškai kitaip, yra kalbėjusi ir suomių folkloristė Liza Granbom-Heranen, tyrianti paremijas, ir taip pat apie tą tokį tiesmuką informacijos priėmimą kalba ir vaikų psichologai. Visi likusieji šios grupės gąsdinimai, turiuomenį nebe subjekčius, o apskritai tuos trumpuosius įvardyjimus apie subjektą, yra susijęs su kokiu nors konkrečiu baugulį keliančiu subjektu, kuris vaiką gali arba tiesiog išsinešti, arba jam ką nors padaryti. Šiaip užfiksuota yra apie 130 subjektų, kurie yra minimi vaikų gąsdinimuose. Ir aptarsiu pirmąją grupę, tai gąsdinimai žmonėmis. Peržvelgus visą masyvą gąsdinimų galima teigti, kad būtent iki Antrojo pasaulinio karo vaikai dažnai buvo gąsdinami žydais, kitataučiai žydais, romais, kurie tradicinėje kultūroje buvo vadinami čigonais bei elgetomis. Ir paprastai mitologizuojami yra socialinių paribių atstovai, laikomi tie ir kitataučiai, ir elgetos dėl to, kad nesėslų gyvenimo būdą gyvena. Gąsdinimas žydais atspindi visoje Europoje nuo 12 amžiaus, o dabartinės Lietuvos teritorijoje veikiausiai manoma nuo 16 amžiaus susiformavusi krikščionio kraujo vartojimo ritualiniams tikslams stereotipą. Ir labiausiai paplitęs žydus mitologizuojantis siužetas teigia, kad per Velykas į macus jie deda krikščionių vaikų kraujo, tad vaikai būdavo gąsdinami tokiais padariniais. Ir kadangi žydai dažnai vaikščiodavo po kaimus, tėvai neklausantiems vaikams sakydavo, kad juos išsineš žydas. Tokio vaikus išnešančio žydo dažnas atributas būdavo maišas. Ir yra ir viena lopšinė užrašyta, kurioje vaikas taip pat bauginamas žydu. Bau, 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 bus Mariutei dar strošniau. Ateis žydas su barzdu, duos Mariutei su lazdu. Ir neklaužados dažnai būdavo gąsdinami, kad juos išsineš čigonas arba ubagas. Kitaip sakant, elgeta. Taip pat maiše. Nors kitataučiai ir elgetos yra realūs asmenys, vaikų gąsdinimuose jie gali keisti mitinės būtybės ir būti taip perkeltine prasme apgyvendinami pastarųjų buvojimo vietose. Pavyzdžiui, vaikams dažnai būdavo sakoma, kad šulinyje tupi ubagas. Taip pat iš realiosios į mitinę erdvę yra perėjęs retkarčiais gąsdinimuose minimas Rugiuose apsigyvenantis gudas. Taip pat, jei kaimo bendruomenėje gyvena išskirtinis žmogus, burtininkas, užkalbėtojas, suaugusieji pradeda juo gąsdinti vaikus. Iškalbingas yra Gervėčiuose užfiksuotas pavyzdys, kai mamos gąsdindavo,
kad kaimo burtininkų vadinamas Šimutis gyvulių pavers neklusnius vaikus. O Pakruojo rajone iš tolimesnių vietovių nuolat atvažiuodavęs Urbonas vaikus pats kviesdavas įsimaišą ir vaikai nuo jo bėgdavę slėptis, kai jis pasirodydavęs. O kartais nereikėdavo ir labai kokio nors ypatingo žmogaus, užtekdavo tiesiog paminėti kaimyną. Tai čia toks užrašytas gąsdinimas. Gąsdindavo vaikus, kad jei nevalgys, ateis kaimynas Jokūbas ir išsineši pelkes. Gyvūnai gąsdinimams pasitelkiami rečiau negu žmonės ir jų įvairovė neįtin didelė. Vilkui vaiką atiduoda už neklausimą, rugiuose tupinti lapę neklaužada pagriebia ir nusineša į mišką, lendantį prie šulinio vaiką gali įsitraukti šamas, į vandens telkinį varlė. Šunimi būdavo patogu gąsdinti pačius mažiausius, tik namų erdvę kol kas gerai pažįstančius vaikus. Tai rodo šuns ir įvardyjimas vaikų gąsdinime. Ciuciumi. Jei rėksi, pašauksiu ciuciu ir suės. Beje, verta prisiminti, kad tradicinėje lietuvių kultūroje vaikai išgąsčių dažniausia susirgdavo dėl šuns. Gyvūnais vaikai dažniausia gąsdinami labai paprastai. Jei neklausysi, ar eisi kur negalima, tave pasims ir atiduosiu tam ar tam. Tačiau taip pat Gervėčių krašte yra užrašytas vienas toks platesnis gąsdinimas gyvūnais, pateikėjos Marijos Petrikaitės Mažeikienės, kuri pasakoja savo vaikystės atsiminimus, kai močiutė ją gąsdindavo meška. Pacituosiu tą. Mokėjo bobutė ir pasakų daug apie mešką, kuri ateidavo naktį prie lango, kur verpė bobutė ir dainavo. Ir vištos miega, ir žūsis miega, tik viena baba nemiega. Un maskuro sėdži, mano vilnų verpė, mano mėsų verda, suvėsiu, bobų suvėsiu. Ir kada bobutė sėsdavo prie ratelio verpcė, aš visuomet bailiai dairiausi languosan, bijojau, kad neteitų meška ir nesuvėstų bobutės. Bet bobutė man sakydavo, kad meškas suvėda tik negerų vaikų bobutės, o pas gerus neteina. Tai stengias būti gera, kad būsi negera, tai meška ateis ir suvės bobutę. Na ir gyvūnais vaikams gali būti grasinama ir lopšinėmis. Yra užrašyta lopšinė, kur sakoma, kad jei vaikas nemiegos, tai atbėgs žiurkė ir nukąs ausį. Tokie drastiški pasidainavimai. Lygiai taip pat, kaip vaikų gąsdinimams žmonėmis, gąsdinimams gyvūnams, taip pat būdinga, kad gyvūnai perima mitinių būtybių funkcijas. Pavyzdžiui, apsigyvena ten, kur jos būna. Lape ir šeškų nuo šulinio ir tvenkinio buvo atbaidomi vaikai, kadangi tam tikri gyvūnai, kurie vaikams girdint buvo minimi kaip pikčiausi vištų priešai, taip pat palengvai įgydavo kitų baidyklių baubo funkcijų. Mitinės būtybės, kuriomis gąsdinami vaikai, būna labai įvairios, čia surašiau tik dalį jų. Tėvai nevengia gąsdinti ir suaugusių sakmėse pasirodančiomis laumėmis, raganomis, velniais, kurių kartais ir patys bijodavo. Sakmėse laumės dažnai būna susijusios su vandeniu ir vakaru bei naktimi. Tad ir vaikai jomis gąsdinami, kad neitų prie vandens telkinių arba į lauką sutemus. Kartais laumė gali pasirodyti kaip velnio pagalbininkė ir neklusnų vaiką nugabenti peklon prie velnių. Gąsdinimai velniais yra labai dažni, o kartais tampa tiesiog gąsdinimais pekla. Pasitaiko ir tokio auklėjimo motyvų, kai vaikus baudžianti būtybė yra Dievas ir kai pasireiškia perkūno griausmas, tai jiems pagrasinama juo yra. Tik vaikų gąsdinimams būdingų mitinių būtybių yra daug, o visoje Lietuvoje paplitusi ir visiems gerai žinoma būtybė yra baubas ir kitos jo leksinės formos bubis, babaušis. Jis gali pasirodyti bet kur ir vandens telkinėje, šulinė, rugiuose, bet dažniausia tai namų erdvės gyventojas, besislepiantis tamsoje, kampuose ir prie lango. O baubo giminaitis maumas netaip gerai žinomas, netaip paplitęs, tačiau taip pat gali gyventi ir šulinyje, vandens telkinyje ar namuose tamsoje. O maumą tyrę nagrinėję mokslininkai, tai jis sieja su vandeniu ir drėgme. Kai kurios mitinės būtybės, tokios kaip minėtas baubas, gerai žinomos daugelėje vietovių ir būdingos tik tam tikram regionui. Kitos būtybės, būdingos tik tam tikram regionui. Pavyzdžiui, rytų Lietuvoje vaikų gąsdinimuose dažna iš slavų perimta rugių laukuose gyvenanti rusalka.
Kai kurios gąsdinimų mitinės būtybės yra užfiksuotos tik tam tikrose vietovėse ir atsiranda dėl suaugusiųjų kūrybiškumo ir prisitaikymo prie situacijų. Tai čia pateiksiu porą pavyzdžių. Gervėčiuose buvo žinomos raganos sūnus Minkštalūpis, didelėmis storomis lūpomis į maišą susidedantis neklauždas vaikus. Arba Pavarėnyje minimas Burlokas, kuris neklaužadas vaikus uždusina ir jų kraują išgeria. Kitas gąsdinimų skirstimas, tai gąsdinimai pagal erdvės požiūrių. Ir šio skirstimo pagrindas yra opozicija artima-tolima. Suaugusieji vaikams perteikia kultūrinį lauką, kuriame patiems mažiausiams vaikams svarbios yra pirminės erdvinės koordinatės, padedančios betarpiškai pažinti supantį pasaulį. Ir tokių koordinačių funkcijas būtent ir atlieka gąsdinimai orientuoti į konkrečias artimos ar tolimesnės erdvės vietas. Vaikų gąsdinimų mitinės būtybės gali būti apsistojusios kurioje nors konkrečioje vietoje. Gali atkeliauti į vaiko gyvenamą erdvę iš savo buveinės arba tiesiog iš kažkur kitur. Daugelis bauginimui skirtų būtybių neturi nuolatinės savo buvojimo vietos. Ubagą galima sutikti prie kelio arba šulinyje. Baubas gali tupėti namų kampe arba rugiuose. Na ir todėl atsiranda poreikis tuos gąsdinimus kažkaip pažvelgti iš erdvinės perspektyvos, kuri yra tiesiogiai susijusi su vaiko amžiumi, psichofizinė raida ir judėjimo erdvėje galimybėmis. Mažiausi vaikai, dar negalintys išeiti iš namų, gąsdinami namų erdvėje, kampe arba ant aukšto esančių baubų. Kampas yra arčiausiai įprasčiausia baubo vieta namuose. Na ir tai susiję turbūt yra su frazeologiniais posakiais, kuriais apibūdinamas tamsėjimas, ateinanti tamsa. Tai sako, baubai į kampus lenda, babaušiai įlenda į kerčias. Ir kad baubas yra namuose tūnanti būtybė, minima yra ir lopšinėse. Vienoje jų jis tupi migdomo vaiko lopšio gale. Vaiką prinešant prie lango, jo įprasta aplinka išplečiama ir į namų erdvę įtraukiamas kiemas su dažnu mažų vaikų bauginimo subjektų šunimi. Tokiems patiems mažiausiams vaikams visi kiti į namų erdvę įsiveržę gąsdinimų subjektai yra atėję iš svetimos, dažnai neapibrėžtos erdvės. Vaikams pradedant savarankiškai judėti už namų ribų, tėvai siekia juos apsaugoti nuo pavojingų vietų. Visų pirma, tai būna kieme esantis šulinys, kuriame apsigyvena pačios įvairiausios būtybės, nuo realiai egzistuojančių mitologizuotų žmonių ir gyvūnų iki mitinių būtybių. Na ir ten gali tupėti ir ubagas, ir žydas, ir šamas, ir maumas, baubas, ir netgi yra užrašytas bolševikas šulinyje būnantis. Už kiemą esanti erdvė, tai netoli namų esantys keliai, vandens telkiniai, miškai, javų laukai, o už jų dar tolimesnės vietovės. Šioje gąsdinimų grupėje atsiskleidžia ypač archaiška pasaulėjauta, kai vaikai gąsdinami ne tik būdingomis mitinėmis būtybėmis ar kitais subjektais, bet ir tam tikrais kultūriniai erdviai svetimų arba ribinių vietų šeimininkais, kurie patenka į bendrą mitinį pasaulėvaizdį. Tradicinėje kultūroje prie vandens telkinių dažniausia būna laumės. Jomis kartais ir gąsdinami vaikai siekiant juos apsaugoti nuo tų telkinių. Tačiau tas laumes gali keisti ir mitinės būtybės maumas, ubagas. Kad neitų į mišką, vaikai gąsdinami medinčiumi. Čia pacituosiu 2 pavyzdžius. Neikit miškan, medinčius pagaus. Pagavęs tuoj nešasi viršų medžių, įdeda katilan ir verda pusryčius. Arba, kai ošia miškas, vaikams rodoma į medžius ir sakoma, žiūrėkit, medinčius vaikų ieško, lapus kirsto. Javų laukams būdingi įvairūs javų dvasios zoomorfiniai ir antropomorfiniai pavidalai, kurių dalis tampa vaikų gąsdinimo personažais. Tai rugių boba, ragana, nuogalis, vilkas, kiškis su ragais, baubas, maumas, raudongerklis ir kiti. Su svetimomis, nuo kaimų toliau esančiomis erdvėmis susiję gąsdinimai, kai vaikams draudžiama keliauti į toliau esantį kitą kaimą. Pavyzdžiui, užėjimą į kaimą gali durnių su šuniu kojas nukasti. O jei eis į miestelį, žydas papjaus. Užėjimą toli nuo namų čigonas arba žydas gali pasičiupti. Taip pat vaikai gąsdinami personažais atvykstančiais iš kitur, nelabai aišku kur. Ir jie kaip visiškai svetimi asmenys ar mitinės būtybės gali staiga įsiveržti į suaugusių neklausančių vaikų namus. Tai porą tokių gąsdinimų. Tik tai rėk, išgirs čigons, ateis ir išsineš su maišu.
Arba babaužis ateis, nelermokit, nešaukokit, babaužis išgąsdins. Kita dar gąsdinimų grupė, tai gąsdinimai pagal tikslą, tai yra ko jais siekiama. Skirtingi gąsdinimai gali turėti skirtingą tikslą. Pats bendriausias yra vienas – paveikti vaikų elgesį, tačiau galima ir tiksliau išskirti, ko konkrečiai gąsdinimai siekiama. Daugeliu jau minėtų gąsdinimų siekiama koreguoti kasdienį vaikų elgesį namuose. Taip pat jie gali būti nukreipti ir į vaiko fiziologinių poreikių socialinį drausminimą, tai yra miegoti, valgyti, kai reikia. Suaugusiam. Dalis kasdienių gąsdinimų orientuota į vaikus socialiai priimtiną elgesį. Pavyzdžiui, pratinant vaikus laikytis atokiau, kai į namus ateina svetimas žmogus, sakoma, dėdė piktas muš, įsikiš į maišą ir išsineš. Kad vaikas neimtų svetimų daiktų, nevagiliautų, taip pat sakydavo, svetima nieko nerušiok, banudžius rankos. Taip pat vienais gąsdinimais vaikai atbaidomi nuo jiems pavojingų vietų, vandens telkinių, miškų, o kitais atvirkščiai. Stengiamasi atbaidyti vaikus, kad jie nepridarytų žalos derliui. Taip vaikai gąsdinami, kad neitų į sodus, daržus, žirnynus, o dažniausiai javus. Daržuose, soduose ir rugiuose vaikų tyko rusalka. Rugiuose taip pat būna ragana, lapė, baubas. Na ir įdomu, kad žirniuose galima aptikti specifinę žirnių lauko būtybę. Pavyzdžiui, neik žirnios naba, žirninis pagaus. Dalis vaikų gąsdinimų būna susiję ir su rituališkai prasmintu elgesiu ir toks elgesys gali būti susijęs su šventiniu laikotarpiu, gavėne arba žolinė. Už mėsos valgymą per gavėnę vaikai gąsdinami mitinę būtybę gavėnų. Sakoma, kad jis nupjausęs vaikams liežuvį arba perrišęs pilvą. O kad per gavėnę maži vaikai neprašytų pieno, tai pagąsdindavo, valgyk tu pieną valgyk, Velykose tave Dievas uždarys su žąsinu į tvartelį, tai tu tada pamatysi, kas tau bus. Maži vaikai žąsino bijojo, kad jiems neižnyptų. Na ir pagrasindavo vaikui norinčiam suvalgyti per žolinę ubagams skirtą keptą duoną, kurią kaip išmalda neždavo. Tai čia pacituosiu šį atvejį. Mes 6 maži. Žolinės atlaidan bobutė neždavo vargšam. Kai rugius vežėm, nubirėjusius rugius sumalė ir iš jų kepė. Vis lendam, jei leistų, mes ją ir nekeptą suvalgytume, tai yra tą duoną. Bet bobutė gąsdina, nakčia jum ubagas nosį nukas, tada atstojam. Vaikų gąsdinimų su apeigomis sieja ir tai, kad kai kurie jų būna tiesiogiai susiję su vaiko perėjimu iš vieno raidos tarpsnio į kitą. Tai čia vienas toks pavyzdys, su lopšeliu skirtis vaikai labai nenorėdavę, todėl kai kartais vaiko troboje nėra, vienas iš suaugusiųjų greitai atkabina lopšį nuo karties ir užmeta ant aukšto, kad vaikas daugiau jo nebematytų ir nebliautų. Ant aukšto vaikai lipti bijodavo, nes vyresnieji gąsdindavo sakydami, kad ten bubis esąs ir mažus vaikus to jau pagaunas. Nors aptartieji gąsdinimai tradicinėje lietuvių kultūroje atsiskleidžia kaip mažųjų žanrų tautosakos tekstai, šie kūriniai neapsiriboja vien verbalinė raiška. Pasitaikydavo atveju, kai išradingesni suaugusiai vaikus mitinių būtybių tikrumu bandydavo įtikinti, jas imituodami garsu arba per vizualinės priemonės. Na ir tokių pavyzdžių užrašymo aš neradau daug, tai čia praktiškai visus ir pacituosiu. Ir tokį reiškinį vadinu įveiksmintų bauginimo arba gąsdinimų su vaidybiniais elementais. Beje, panašus gąsdinimai imituojant mitinę būtybę buvo gana dažni tarp suaugusiųjų. Žmonės vieni kitus baugindavo baisesnėse vietose, pavyzdžiui, prie kapinių. Na ir imituojant mitinės būtybės, vaikai dažniausiai būdavo atbaidomi nuo javų, kad jų neištryptų, neišbraidytų. Tai čia bus keli pavyzdžiai. Vaikus gąsdindavo, kad rugiuose slepiasi ragana ir jei eisi, tai sučiups, o mes vaikai specialiai eidavome ieškoti tos raganos. Tai būdavo kokia merga ar koks bernas užsideda ant galvos kojinę ir pasislepia rugiuose. Mes kai pamatom, tai lekiam išsigandę. Čia yra netaisytas tekstas, išrašiau taip, kaip rankraštyje buvo užrašyta, tai kalba tokia keistoka gal bus. Kabau maža, tai kai aš noriu kur eiti, tenai mergaitė susirenka visą ir einam, sakom, eisim ten žydyvo silkos, kad mes vadinam. Tai mes einam visą, tai tada užvysta kokia bobutė žolį renka, tai to bobutė kap užvys, kad mes jau einam. Tai viena dar paėmė tep plaukus, nuleidžia, plaukai būna ilgi ir tada mes bėgam namon, tada atbėgi sakom, o jie regėjom vėdzimų. Tai tep ir pasakoju, tai vėdzimų tų nebuvo, bet tokis kad nebraidžio tų rugių.
Dar vienas: nuėjome parugiai su dėdė ir jo mergaitės iš ryto, dieną šiluma. Atsigulė dėdė ant pievelės guli. Kitame lauke žirniai buvo. Senis su balta marškinė uždabojo ir baubti pradėjo. Išsigandome pas dėdę, bėgome šaukdami rusalką. Na ir iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad mitinės būtybės buvo imituojamos arba pasitelkiant kokią nors pagalbinę priemonę, kojinę, audeklą arba užsileidžiant plaukus. Pavyzdys, kuriame moteris vaikus gąsdina užleistais plaukais, atitinka imituojamos būtybės vėdzimos paplitusi vaizdinį, nuo kitame pavyzdyje, kur balto audeklu apsigaubęs baubiantis vyras vaizduojamas, netitinka paplitusios mitinės būtybės rusalkos vaizdinio, nes paprastai tai yra moteris su ilgais susivėlusiais plaukais, tūnanti rugiuose arba žirniuose. Na ir šiuo atveju vaikai mitinę būtybę atpažįsta ne pagal įsivyravusių kultūroje vaizdinį, o pagal jiems įprastą buvojimo vietą. Na ir kartais gali būti imituojama ir aiškios išvaizdos neturinti mitinė būtybė. Žmogus apsidaro išvirkščiais kailiniais ir pasikavoja darže ants ir baužis. Kaip tik baužis pamato, kad vaikai eit prie šulnies, ants ir lent iš daržo lauku, tie maun klikdami, šaukdami. Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad vaikų gąsdinimai buvo taip paplitę vietinėse bendruomenėse, kad šiaip gąsdinimų personažus galėdavo imituoti net ir kažkokie svetimesni, nepažįstami žmonės. Na ir pats turbūt išraiškingiausias pasakojimas yra užrašytas etnologo Konstantino Bružo pagal pateikėjos gimusios XIX amžiaus pabaigoje vaikystės atsiminimus. Vienais metais prie jos tėvo klojimo buvusios pasėtos pupos. Vaikai įgudė eiti raškyti ir netvarka, ir pupos dar nepribrendusios. Bet užvis blogiau, kad pragindami bandas užsukdavo ir piemenukai. Kas daryti, kad vaikus atpratinti nuo pupų? Geriausia sugalvojo Ciešios brolis Anicetas. Kaip tik šios į pupas, tai šiek tiek prasiveria klojimo duris ir pasirodo velnio galva. Dargi sukriokė, sumauroja, baisiau ir būt negali. To mergaitėms ir užteko, daugiau šios pupų nelietė, juk rėjo jie velnės. Su Petrauskio velniu prisėjo susidurti ir kaimyno Pušinsko piemenukui šiam irgi pasirodęs baisiausias velnes. Bliovės, draskės duris, vožadą atgaudamas, bėgęs nuo pupų ir šaukęs tas piemenukas. Dievulėliau, dievulėliau, daugiau nebesikeiksiu. Matyt, šis netiek jautėsi kaltas už pupas, kiek už įprotį savo keiktis. Na ir vaikai nuo pupų buvo atpratinti, bet velnės klojime vis dar ilgai pasiliko. Ir po šiuo tekstu yra užrašyta pastaba, kad velnės buvo imituojamas pro praviras klojimo duris, iškišant vadinamą ličiną, tai yra užgavėnių kaukę. Čia ir pavaizduota viena iš jų yra. Taigi tokie gąsdinimai su vaidybos elementais tampa ne tik tautosakos tekstais, bet ir praktikomis. Ir pavyzdžiui, tokie gąsdinimai gali tapti ir apeigų dalimi. Senesni pateikėjai atsimena, kad XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje Anykščių rajone per užgavėnes, prasidedant gavėnios pasninkui, buvo paplitęs ritualinis vaikų gąsdinimas mitinė būtybė gavėnų, siekiant juos atgrasinti nuo uždrausto mėsos valgymo per gavėnę. Ir būtent tam buvo gaminama vaikams įspūdį kelianti baidyklė su šios mitinės būtybės svarbiausiu atributu dideliu peiliu. Šį šventinį paprotį išsamei atpasakoja viena pateikėja. Aptaisydavo gavėną, padarydavo šiaudinį žmogų, apvilkdavo plačiom margom kelnėm, šiaudinę skrybelę, nosį didelę padarydavo, peilį didelį prie šoną prikabindavo. Vaikams liežuvius pjaus, kas mėsą valgys. Pusberniai vežiodavo jį ir gąsdindavo vaikus, pilvą pjaus. Na ir nors toks gavėno vežiojimas be abejonės buvo apeiginis veiksmas, tačiau aiškus mitinės būtybės įvaizdinimas ir įgarsinimas vaikams palikdavo turbūt didesnį įspūdį ir sustiprindavo per gavėnę jiems taikomų gąsdinimų, kad jei jie valgys mėsą, gavėnas jiems nupjaus liežuvį ar perėš pilvą poveikį. Tokie gąsdinimai su vaidybiniais elementais tikrai turėjo didesnį poveikį nei paprasti žodiniai pagrasinimai. Ir turint omeny, kad tradicinėme kaime panašus gąsdinimai imituojant mitinės būtybės buvo gana populiarūs tarp suaugusių, tai matyt ir vaikai neretai būdavo taip pabauginami. Na ir pereinu prie trečiosios paskaitos dalies, kuris skirta išplėtoto naratyvo folklorui, tai sakmėms ir pasakoms.
Mitologinių sakmių ir pasakų siekimas yra dar viena tradicinė lietuvių kultūroje gyvavusi folkloro praktika, kuria būdavo bauginami vaikai. Išplėtoto naratyvo tekstų pateikimas reikalauja atskiro tam skirto laiko ir todėl siekiant paveikti vaikų elgesį ir formuojant jų pasaulėvaizdį, šie tekstai buvo pasitelkiami rečiau negu paprasti gąsdinimai. Tačiau maždaug iki 20 amžiaus pirmosios pusės, kol buvo gyvesnė žodinė tradicija, sakmės ir pasakos kaip vaiko ugdymo priemonė buvo gana svarbios. Na ir kalbėdama apie sakmių ir pasakų sekimą vaikams tradicinėje kultūroje, šiaip nesigilinsiu į pačius tautosakos tekstus, o labiau į folkloro praktikas apibūdinančią medžiagą, tai žmonių atsiminimus iš vaikystės, kuriuose pasakojama, kaip jie buvo gąsdinami, arba ko jie bijodavo, arba kaip jie patirdavo baimę. Na ir taip pat nesigilinsiu į sakmių ir pasakų žanrų skirtumus, kur, tarkim, vaikų mitiniams baimėms čia yra reikšmės, bet tiesiog per daug laiko užimtų. Ir be to, sakmės ir pasakos turbūt verta paminėti, kad tradiciniai kultūrai būdavo sekamos pramaišiui vaikams vienu metu ir paprastai neskirdavo žmonės, neįvardindavo dažnai sakmes, įvardydavo pasakomis ir ten galėdavo ir daugiau istorijų būti painiojama į tai. Tai kalbant apie vaikų mitinės būtybės, svarbus yra keli išplėtotų folkloro mitinės baimės, svarbus keli aspektai yra. Tai pasakotojo ir jo asmeninių savybių ypatumai, pasakojimui skiriamas laikas, na ir vaikams skirtų naratyvų repertuaro ir sekimo būdo pritaikymas. Kiekvienas pasakotojas turi savo pasakojimo repertuarą, per kurį atsiskleidžia pasakotojo polinkiai. Ir tikrai ne visi pateikėjai rinkdavosi baugulį keliančius ar šiurpinančius tekstus, tačiau turinčių pomėgį pabauginti auditoriją tikrai pasitaikydavo. Paprastai pasakas ir sakmes sekdavo ilgais rudens ir žiemos vakarais, arba įvardijama, kad tiesiog žiemą, tačiau kai kuriuose šeimose tai būdavo ir kasdieninė vakarinė vaikams skirta pramoga prieš miegą. Pasakų ir sekimo laiko pasirinkimas lemia baimės patirčiai svarbią aplinkybę. Rudenį ir žiemą anksti temsta, tad ir pasakų buvo klausomasi prietemoje arba tamsoje, ten, kur lengviau yra sužadinti baimę. Na ir vaikams skirtų pasakų repertuaras ir sakmių priklausė nuo kelių dalykų. Pirmiausia, jį lemdavo asmeninės pasakotojo nuostatos, polinkiai. Šiaip ar taip pasakotojas dažnai pritaikydavo repertuaro auditorijos poreikiams. Na ir pavyzdžiui, suaugusiems buvo dažnai pasakojamos ilgos pasakos ir anekdotai, o vaikams trumpos pasakos ir sakmės, kurios būdavo skirtos jiems pamokyti. Tačiau ne tik suaugusiųjų ir vaikams skirtas repertuaras galėdavo taip pat būti orientuojamas pagal jų amžių. Pavyzdžiui, mažiausiams klausytojams pasakodavo apie gyvūnus, katinėlį, gaidelį, senelį, aveles, kokias nors, taip pat sekdavo formulinės pasakas, o jau ūgtelėjusiems sekdavo stebuklinės pasakas apie karalaitės, karalaičius, dar augesniems apie baimės ieškotojus, įvairius nuotykius. Mažiausiems vaikams skirtas pasakas apie gyvūnus kartais net įvardija patys pateikėjai vaikinėmis pasakomis. Na ir nors vaikinės pasakos būdavo pačios paprasčiausios, juose neretai pasireikšdavo smurtinių ar fizinių sužalojimo elementų, kitokių žiaurumų, kurie galėjo vaikams kelti baimę. Vyresniems vaikams pasakotos stebuklinės pasakos yra šiek tiek kitokios. Jose susiduriama su fantastinėmis būtybėmis ir vien herojaus akistata su jomis gali kelti baimę. Šiuose pasakose žiaurumas yra kaip vaizdingumą ir emociją stiprinanti priemonė, tačiau šioji stebuklinių pasakų sekimu sukelta baimė susijusi jau su estetinė patirtimi ir kuri išgyvenama yra klausantis pasakojimo. Tad dabar pereisiu prie kitos potemės, labiau pakalbėsiu apie žiaurumą ir smurtą pasakose ir sakmėse. Kai labiau kalbėsiu apie pasakas, bet aišku ir sakmėse to smurto nemažai būdavo. Tai žiaurūs ir smurtiniai motyvai yra tikrai svarbi pasakų dalis ir anot pasakas tyrusio vokiečių folkloristo Liuco Rioricho, jokiame kitos formos pasakojime nėra tiek daug nukirstų galvų į gabalus sukapotų kūnų, pakartų, sudegintų ir nuskandintų pasakojimo veikėjų.
Taip pat pasakas tyrianti Marija Tatar pastebi, kad beveik kiekvienas personažas, nuo užkietėjusių nusikaltėlių iki geranoriškų veikėjų, sugeba jose žiauriai elgtis. Ir kalbant apie vaikų mitinės baimės, svarbiausios yra būtent stebuklinės pasakos. Bronislava Kerbelytė teigia, kad būtent jose dažniausiai aptariami baimę klausytojui sukeliantis grasinimai, pavojai ir žiaurūs personažų veiksmai. Pasakose vaizduojami šitie žiaurumai ir smurtas gana įvairiai ir jų pagrindinė funkcija yra kelti įtampą ir baimę. Na ir kalbant apie vaikų baimės patirtis ir jų išgyvenimą klausantis tradicinių lietuvių pasakų, reikėtų pabrėžti du su žiaurumu susijusius pasakų elementus. Tai pirmasis yra kanibalizmas. Jis pasakose aptinkamas ypač dažnai ir būdingas demoniškoms būtybėms, tai milžinams, burtininkams, velniams. Na, tačiau geriausia žinoma pasakų kanibalė, daug labiau nei kitos būtybės linkusi kėsintis į vaikų gyvybės, yra ragana. O kitas pasakose ypač dažnai pritaikomas baugus motyvas yra žiaurios bausmės. Pasakų bausmės veikia šiek tiek kitoje nei realios bausmės plotmėje. Taip pat naratyvose jos susijusios su įvairiais nusižengimais ir yra atpildas už juos. Pasakose gėris ir blogis vaizduojamas kraštutinėmis išraiškomis, tad ir bausmės yra ypač baisios. Atsižvelgiant į kai kuriuos pasakų ir sakmių aplinkybės nusakančius tekstus, galima teigti, kad vaikai be didelės įtampos priima žiaurias scenas pasakojimuose, jeigu jos yra susijusios būtent su ta tokia kraštutinė blogio ir gėrio kova. Taip pat verta paminėti, kad beveik visada pasakose, kalbant apie kankinimus, žalojimus ar žudimus, yra neminimas skausmas. Ir anot mano minėto Luco Rioricho, taip iš šių epizodų yra pašalinamas tikroviškumas, todėl klausytojo santykis su šiais įtampą keliančiais elementais yra visai kitoks, nei būtų realiame gyvenime. Apskritai vaikai žiaurumus pasakose gali turėti visai kitokį požiūrį nei suaugusieji, arba žiaurumai naratyvose jų neatbaido nuo noro klausytis. Na ir čia plačiau neaptarinėsiu, bet yra dalis pasakų su blogomis pabaigomis, kur blogai baigėsi ir jos bauginančios būna ir žiaurios. Tai šiaip pastebėta, kad vaikai ir mėgsta jų klausytis, nors ir pabaigos būna nelaimingos. Dabar pereisiu prie dalies, kurioje aptarsiu, kaip klausydamiesi sakmių ar pasakų vaikai tą baimę išgyvendavo, ją patirdavo. Anot Norberto Vėliaus, visų tradicinius siužetus turinčių sakmių būtų, šiaip galima pridurti ir pasakų paskirtis, teikti estetinį pasitenkinimą. Na ir kalbant apie vaikų baimės patirtis, klausantis pasakojimų išryškėja du svarbus dalykai, susiję su naratyvo estetinė paskirtimi. Tai yra, kad baimė būdavo išgyvenama ir kad šie išgyvenimai savotiškai galėdavo ir traukti. Vaikams vakarais klausytis pasakų būdavo tikrai baisu. Vienas pateikėjas prisimena, kad vaikystėje, kai prisiklausydavo senelio sekamų pasakų, drebėdavo su kitais vaikais. Kitas pateikėjas, į kurio tėvo trobą ūkininkai susirinkdavo kortuoti, o vėliau pasakoti istorijų, panašiai perteikė savo įspūdžius klausantis suaugusiųjų. Būdavo net baisu pasidaro, prisiklausius tų visokių pasakų. Bijomi į tamsą kur nors įeiti, kad kas nenutvertų. Dar viena pateikėja prisimena, koks stiprus buvo įspūdis vaikystėje klausantis tėvo pasakų. Kai baugiai pasakodavo, tai bijodavom per aslą pereit. Kojas ant suolo susikeldavom, mama neždavo į lovą. Na ir dar vienas pavyzdys, pasakojimas, gana ryškus daugelio senelės istorijų bruožas, jų kraupumas ir paslaptingumas. Mums mažiems visada virpėjo kenklės besiklausant mėlynanosio. Velniais, kaukais ir baidymais senelė nelabai tikėjo, bet noriai apie juos pasakojo. Tautosakos rinkėja Glemžaitė taip pat pabrėžia, kad baugių pasakojimų klausytis būdavo įdomu ir tikrai baisu. Tai čia citata jos. O kas paklaustų, ką aš gražiausio atsimenu apie tėvelius, pasakyčiau Kupiškio turgų ketvirtadieniais. Tada vakare tėvelius aplankydavo Svidenių, Paketurių ar kitų kaimų bičiuliai ir iki vidurnakties pasakodavo, kaip velniai žmogų vedžioja, kaip aitvaras pinigus neša, apie raganas ir daug kitų baisių dalykų, kad klausant užmirdavo dūšią.
Baimės jausmas, kuris atsiranda klausantis pasakojimą, labai susijęs su klausytojo santykiu su realybė, tikėjimo arba netikėjimo pasakojimų tikrumu. Na ir mažesni vaikai tikrai labiau tiki tuo, ką jiems pasakoja suaugę, todėl jų baimė patiriama per naratyvą yra intensyvesnė. Ir tą iliustruoja dar vieni prisiminimai, iškilę žmogui papasakojus iš vaikystės žinomą mitologinę sakmę Veršiukas iš papečkės. Seniai pasakojo, kad kai buvau mažas girdėjau, sakė, kad praudoji tai buvo, ką maži buvom tikėjom, kapgi ne, ką priprovėje laukam bijo išeiti, kol maži tikim, o po to jau gal ir ne. Vaikų potraukis patirti baimę susijęs su jau mano minėtu estetiniu baimės išgyvenimu per pasakojimą, ir kuris nėra patiriamas kaip tiesioginė grėsmė ir gali sukelti tą trauką ir žavesį tam tikrą. Ir čia pacituosiu Norberto Vėliaus citatą apie baimę ir sakmes. Baimė patiriama besiklausant mitologinių sakmių yra susijusi su estetiniu pasigėrėjimu ir skiriasi nuo tikros baimės, kurią sukelia, pavyzdžiui, sutiktas vilkas, plėšikas. Ne vienas žmogus nenori, kad pasikartotų tikra baimė, tačiau nori klausytis baisios sakmės. Minėta trauka matoma XIX amžiaus pabaigoje Ukmergės apskrityje gimusio lietuvių menininko Kazio Šimonio vaikystės atsiminimuose. Visad buvau labai jautrus, nervingas vaikas, mėgau klausytis vakarais pasakų, ypač apie laumes, raganas ir baisius libinus. Na ir kad pasakos tikrai atliko estetinę baimės išgyvenimo funkciją ir tai viliojo vaikus, liudija dar vienos pateikėjos atsiminimai. Pasakų dažniausia klausydavosi žiemą ant pečiaus, apie kiškelį, apie vilkelį. Daugiausia patikdavo, kur strošna tik kokia. Na ir dar vienas pavyzdys iš to paties Girių kaimo, čia iš Gervėčių apylinkių. Pateikėja pati, kuri seka pasakas vaikams, pastebi, kad pasakos su raganomis juos itin traukia. Į tų vaikam provijau, viską supranta anys, ale jiems geriausia patinka kokią raganą. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad vaikai ne patys rinkdavosi, ką išgirs klausydami pasakojimų, kaip istorija bus papasakota, kurie žiaurūs elementai jie bus pasakojami, pasireikš, kurios vietos bus perteiktos išsamiau, tai visa priklausė nuo suaugusiųjų. Todėl galima daryti prielaidą, kad patirta baimė klausantis pasakų ir sakmių galėjo veikti ir neigiamai, o tai veikiausiai priklausė ir nuo vaiko amžiaus, ir nuo jo imlumo tekstų, ir nuo individualaus jautrumo. Ir tą puikiai atskleidžia kai kurie kitų pateikėjų atsiminimai. Pavyzdžiui, pasakų baugių pripasakodavo, aš net ausis užsikišdavau. Arba, bjaurių pasakų nesakydavau, vaikai bijo ir aš bijodavau, vis prašydavau savo senuko, kad nesakytų. Tačiau svarbus dalykas yra tai, kad tradicinėje kaimo kultūroje, kai būdavo sekamos pasakos ir sakmės, vaikai su tais tekstais nebūdavo vieni, juos visada lydėdavo patyrę, suaugęs ir saugumo jausmą suteikiantis žmogus. Na ir remiantis turimą lietuvišką medžiagą, galima iškelti 3 prielaidas apibūdinančias, kokias funkcijas atliko baugus pasakojimai vaikams. Tai pirma, pasakos ir sakmės galėjo būti naudojamos kaip liaudės pedagogikos priemonės ir sektos dėl didaktinių sumetimų. Antra, jomis buvo stengiamas įbauginti vaikus, siekiant šaukti intensyvesnę emociją. Na ir trečia, tie patys pasakojimai galėjo būti naudoti vaikų nerimui ir baimiai malšinti. Pasakose ir sakmėse vaizduojami žiaurūs ir smurtiniai elementai galėdavo būti pasitelkiami kaip didaktinė priemonė. Na ir atrodo, kad parenkant vaikams kuo labiau tinkamus pasakojimus, dažniau būdavo apsistojama ties tekstais galinčiais ko nors pamokyti mažuosius klausytojus. Ir tokiais atvejais baimė galėdavo būti pasitelkiama kaip emocinis dirgiklis, padedantis sustiprinti didaktinį poveikį. Štai vienas pavyzdys pateikėjo Balio Iglevičiaus, kuris tai prisimena savo senelį. Pasakomis sakmėmis stengdavęsis vaikus pamokyti. Papasakojęs, kaip melagiui sunku su tuo pačiu keliu grįžti, perspėdavęs vaikus. Nemeluokit, bai jums bus taip, kaip tam melagiui, o po sakmių apie laumes pridurdavęs. Panakčiui nesibastykit, laumės gali sučiupti ir sudraskyti.
Kita pateikėja pasekusi pasaką su mirties baime keliančiu intarpu, taip pat pabrėžė jo didaktinę paskirtį. Buvo dvi merginos ir berniokas. Jie žaidė. Ėmė berniokai atimti žiedų nuo merginos, jį paslėpė burnon, užspringo ir numirė. Gulėjo ilgų laikų. Kai vežė kavot, vežant atkratė žiedų ir jie atgijo ir ėmė ton skrynelant stuksėt. Atidarykit man dušną, atidarykit man dušną. Na ir šios pasakos pabaigoje pateikėja pažymė. Dar mažai mama pasakojo, gąsdino, kad nenuryčiau žiedo. Tad pamokymai vaikams pateikiami per pasakojimus gali būti patys įvairiausi, skirti ir tinkamam vaikų elgesiui formuoti ir apsaugoti juos nuo galinčių ištikti grėsmių. Kita svarbi pasakojimų funkcija – tai vaikų bauginimas siekiant intensyvaus emocinio poveikio, kuris gali būti naudojamas ir kitiems papildomiems tikslams. Tai pavyzdžiui, edukuoti vaikus, juos socializuoti, mokyti tinkamo elgesio, ruošti būsimojo gyvenimo vaidmenims. Ir psichologai pažymi, kad sakmėmis ir pasakomis gali būti vykdoma ir vaikų mirties edukacija. Tai yra supažindinimas su mirtimi, jos prisijaukinimas. Bauginimas yra viena aktualesnių pasakų ir sakmių sekimo funkcijų ir kartais žiaurius pasakų elementus pasakotojai gali sąmoningai išryškinti, norėdami išgąsdinti ar bent jau stipriau paveikti auditoriją. Ir būtent jais keliama įtampa, klausantis herojaus nuotykių. Be to, žiaurumai ir smurtas kartais naudojami kaip naratyvinė priemonė konfliktinėms situacijoms kurti. Jais siekiama paskatinti pasakojimo dinamiką. Tokia savaiminė įbauginimo funkcija yra pagrįsta, nes, kaip teigia kai kurie mokslininkai, jei vaikų baimės tam tikrų raidos etapų yra slopinamos, jos vis tiek gali prasiveržti pačiais netikėčiausiais pavydalais. Ir jei vaikų baimės nebūtų įasmenintos pasakų personažuose, vaikai patys rastų būdų, kaip tas baimės išreikšti. O pasakojimai susiję su baime gali ir transformuoti pačias baimės patirtis. Ir kai kurie psichologai taip pat teigia, kad baimės išgyvenimas yra būtina raidos sąlyga. Ir čia kalbama ne tik apie vaikus, bet kadangi vaikų raida psichinė yra daug intensyvesnė negu suaugusių, tai dėl to baimės patirtis yra svarbios. Dar vienas vaikų bauginimo tikslas gali būti noras numaldyti neramius vaikus, juos užmigdyti ar padėti įveikti baimę. Ta patvirtina pateikėjų atsiminimai. Tai va šanūkam provijau, tai yra sekiau pasakas, kaip tik kaprizijas, tai aš jau jam. Girdėjote bobos vaikam, tai yra sekė pasakas, ot kap migdė kapkų, kad geriau ažamikt. O kad pasaka vaikui gali būti baimės įveikimo priemonė, atskleidžia kitos pateikėjos atsiminimai. Kai mergaitė verkdavo ir bijodavo miegoti žiemos vakarais, tėvas pasiguldydavo pas save ir sekdavo pasakas. Ji gulėdavo už tėvo pečių ir klausydavo, tada jau nieko nebijodavo. Iš tokių vaikystės atsiminimų galime pastebėti, kad tautosaka bendruomenėje veikia ne kaip savarankiška, savaime egzistuojantis fenomenas, ji visada priklauso nuo paties pasakotojo. Maža to, kalbant apie vaikų baimės patirtį per naratyvą, akivaizdu, kad čia svarbu vaidmenį atlieka ir santykis su tam tikru šeimos nariu. Viena vertus, per pasakojimą suaugęs žmogus gali kurti santykį su vaiku, kita vertus, klausantis baisių pasakojimų, baimė gali būti įveikiama, nes vaikas jaučiasi saugiai su pasakojančiu suaugusiu ir tam tikras pasitikėjimas, perimtas emocinis ryšys yra susiformavęs jau prieš tai, anksčiau. Tad pasakojimai per emocinį ryšį vaikams padeda tas baimės įveikti. Na, o kalbant psichologo Maslow terminais, tai pasakų ir sakmių sekimas padeda vaikui atkurti jį gąsdinančius vaizdinius ir jiems vis pasikartojant šie vaizdiniai yra perdirbami, nukenksminami, prisijaukinami. Tai yra baimės įveikimo metodai, padedantis vaikui susikurti gynybinius mechanizmus. Kadangi vaikų baimės dažnai būna padrikos ir sunkiai įvardijamos, jos gali būti įasmeninamos pasakojimo personaže ir tokiu būdu saugiai įveikiamos. Na ir pateiksiu apibendrinimą. Peržvelgus vaikų gąsdinimus kaip į folkloro praktikas, o ne kaip į atskirus tautosakos tekstus, jie atsiskleidžia kaip sudėtingas ir įvairialypis kultūrinis reiškinys. Gąsdinimai labai priklauso nuo situacijos ir kinta. Na ir juos kažkaip vienpusiškai pateikti yra gana sudėtinga. Ir nors tiesioginė gąsdinimo funkcija buvo suformuoti tinkamą vaiko socialinį elgesį, tačiau antrinė
Nemažiau svarbi yra formuoti vaiko praktinį pasaulėvaizdį ir mitinę pasaulėjautą. Ir tarp gąsdinimų ir vaiko psichofizinės raidos yra stiprus abipusis ryšys. Gąsdinimai keičiami vaikui augant, kitokie jam pateikiami, pritaikomi prie aplinkybių, taip pat ir vaiko fiziologinių galimybių, ir jie taip pat gali ir stimuliuoti raidą. Gąsdinimų kaip reiškinio sudėtingumą dar labiau atskleidžia aptartas įveiksmintas bauginimas, kuriame neapsiribojama vien tik verbalinė raiška, o mitinės būtybės imituojamos ir akustiškai, ir vizualiai. Na ir įveiksmintas bauginimas tai yra toks folkloro praktikų pavyzdys, kuriame atsiskleidžia daug folkloro praktikoms būdingų savybių, kurias vardijau pačioj pradžioj paskaitos. Tai yra ir folkloro tekstas, ir jo atlikimas, ir atlikimo kontekstas gali būti tame gąsdinime, konkretūs veiksmai ir su jais susijęs kūniškumas bei emocinis poveikis. Na ir veiksmas tokiuose praktikose dažniausiai yra ir svarbesnis už patį tekstą ir kai kuriais atvejais to teksto gali net ir nebūti. Na ir vaikams įbauginti, priklausomai nuo jų amžiaus, dažniausiai būdavo sekamos mitologinės sakmės, pasakos apie gyvūnus ir stebuklinės pasakos su smurtiniais ir žiauriais elementais jos galėdavo būti. Vaikų mitinėms baimėms svarbiausia yra du su žiauriumu ir smurtu naratyvose susiję elementai, labiau čia turime omeny pasakas, tai yra kanibalizmas ir žiaurios bausmės. Kad vaikai tikrai išgyvendavo baimę klausydamiesi mitologinių sakmių ir pasakų ir šie išgyvenimai juos traukė, rodo pateikėjų vaikystės atsiminimai. Ši trauka bauginti susijusi su estetinė baimės patirtimi, kuri išgyvenama būtent per išplėtoto siužeto naratyvus. Lietuvių tradicinėje kultūroje baugus pasakojimai atliko jau minėtas 3 funkcijas, tai pasakos ir sakmės galėjo būti naudojamos kaip pedagoginė priemonė didaktiniais sumetimais, taip pat stengiamasi būdavo įbauginti vaikus ir sukelti stipresnį emocinį poveikį. Na ir taip pat būdavo slopinamas nerimas, vaikai taip nuraminami ir sumažinama baimė. Ir visos šios funkcijos yra reikšmingos vaiko psichosocialiniai raidai. Tai ačiū už dėmesį ir kantrybę.